kad jisai yra atlikęs, kaip Bhagavad Gita rašoma, daug gyvenimo atlikęs askezės ir pusdievius garbinės, ir Šyvą garbinės su Durga, nes dažniausiai Šyvą atveda prie Krišnos, ir labdarą teikęs, ir ritualus daręs, viską daręs, nes daeiti iki bhakti jogos reikia labai daug laiko, reikia stipriai palyti širdį. Iki Krišnos garbinimo daeina žmogus praėjęs dažniausiai pusdievių garbinimą. O iki pusdievių garbinimo reikia praeiti dar pro upadevų garbinimą, mažų deivių ir dievukų garbinimą. Kaip senovės lietuvai buvo ir garbinamas ir giraičių dvasios, ir pievų dvasios, ir visokie upadevas, tai yra mažo kalibro aukštesnės būtybės. Po to eina prie didesnio kalibro aukštesnių būtybių, pusdievių. Pusdieviai garbinami, nes yra prašomi materialus norai. Ten apie meilę nieko bendro nėra, ten yra tiesiog verslas. Aš tave pagarbinau, duok man gerą derlių. Aš tave pagarbinau, duok man lietų, duok man saulę, duok man pagyt nuo ligų, duok man žmoną, duok man vaikų, va nesusilaukiu vaikų. Aš tave garbinau, tu man vaduok. Čia yra toks verslo lygis. Ir ne vienas gyvenimas praeina prie garbinant pusdievius ir tenkinant tos troškimus. Po to gavus, surinkus tam tikrą malonę iš šventų asmenybių, apsivalius nuo materialių troškimų, nes vis tiek, kai tau jos tenkina, o pusdieviai patenkina vis tiek, tai ateina po biškį tą realizaciją, kad čia galutinės laimės neduos tie materialūs troškimai. Nu tai tada jau gali po biškį linksta prie Krišnos garbinimo. O Krišną garbinant, mes puikiai žinom visi, kad Krišna neįpareigotas jokių materialių troškimų pildyti. Jeigu pusdieviai pildo tuos troškimus, tai jie įpareigoti, jeigu tu juos garbini. Bet jeigu tu Krišną garbini Radharani, jie visiškai neįpareigoti nieko, nes jie yra nepaperkami. Tu negali Dievo papirkti, priversti, jis tau nieko neskolingas. Kaip mes sakėm, tu jį gali tik tais valdyti su bhakti, su savo meile, o jisai gali tau neduoti tai, ko tu prašai, jeigu matys, kad pakenks. O pusdieviai privalo duoti, ten tokia sistema. Net jeigu mato pusdieviai, kad tau pakenks atėjęs turtas, pakenks, jeigu tau jie duos sveikatos, pakenks, jeigu tu gausi gražią žmoną ar gerą vyrą, gali pakenkti ir gausi nelaiku, dar neapsivalęs. Ir taip toliau, ar pakenks, jeigu vaikų greit susilauks, nes galbūt esi nepasiruošęs, vis tiek jie tau tai duoda. Tokia yra sistema visatoj, tu jos garbini, jie tau duoda, bet kūrėjas nepavaldus šitiem įstatymam, jis neprivalo nieko duoti. Dėl to pas Krišną eina mažiau negu pas Šyvą ir Durgą ir kitus pusdievius, mažiau žmonių, ir nes žmonės eina ten, kur pildomi troškimai, materialūs, viskas. Kur yra kalbama apie troškimo apvalymą materialių, kurie nėra pildomi taip greitai, ir kur yra akcentai ant kažkokių tai meilių, bhakti, mažai žmonių eina. Mažai. Bet ateina tie, kurie yra praėję tos etapus, kurie ten atsitenkino tais troškimais, gavo malonę, nes yra vienas dalykas tenkintis tais troškimais ir yra kitas dalykas suvokt, kad tai neužpildys mano sielos. Čia turi irgi gauti malonę. Aš žinau žmonių, kurie tenkinasi, ir mes matom ir internete, tenkinasi, jie vis neužsipildo viduj, bet jie vis naujai ir naujai, jei ne tas motociklas, tai kitas, jeigu ne tas, tai auksu nupurkštas, jeigu ne auksu nupurkštas, tai su deimantai, žinai. Yra va tokių, kur aš manau jau visai nesveikos psichikos žmonės, kur perka va tos laikrodžius, ten kuo daugiau deimantų turi būti, ant laikrodžio apyrankės turi pilna būti deimantų. Tai įsivaizduok, ta žemė rausiama, kokios tos kasyklos, kaip jos atrodo, tai ten baisu. Vietoj to, kad tų deimantų užtektų daugiau žmonių,
žemėje, tai jie sudeda viską į vieną laikrodį ir po to vaikšto ir rodo kitiem. Nu, ta prasme,